Negalėčiau laidos dalyvauti. Ir su happy endingu, jo. Jau šitą, jeigu klausit, tai jo. Atsakysiu į klausimus, kas yra keista, o kas yra normalu. Gerti alų su ledukais? Normalu. Tailande visi tailandiečiai geria alų su ledukais. Tai labai normalu. Tailandiečiai valgo tik labai aštrų maistą. Netiesa. Taip, dauguma jų mėgsta aštrų maistą, pas juos net yra leveliai nuo 1 iki 4 pagal aštrumą, bet yra daug tailandiečių, kurie tiesiog netoleruoja aštraus maisto. Tai netiesa. Bangkoke visi važinėjasi tik tuktukais. Ne, netiesa. Dažniausiai motoroleris, man atrodo, pagrindinė transporto priemonė arba BTS dar su MRT. Kas tas BTS? Negalėčiau laidos dalyvauti. Niekas neskuba, net kai vėluoja 40 minučių. Oi, Tailande tas labai normalu. Tu pats po to pripranti, kad jeigu vėluoji, nieko tokio, nėra kur skubėti. Ar tiesa, kad Tailando masažo salonuose galima gauti specialių paslaugų? Tiesa. Tiesa. Ir dar skirtingų ir įvairių. Girdėjau, kad yra čia ir japoniška tipo masažai su tam tikru pasiūlymu, kur kūno atlieka masažą. Tai jo, tiesa, ne mitas. Ir su happy endingu, jo. Jau šitą, jeigu klausit, tai jo. Bet ar į kiekvieną saloną atėjus gali prašyti? Ne, kiekvienas, manau. Ką žinau, ar moteris gautų, jeigu paprašytų.